Nu tai ką, labas rytelis, brangiai, stovi jau pakrovime, kraunos vėl įkė. Nu čia praeitą kartą du šonai buvo, tai diržų nesusidėjau, yra smėlio, nedaug aišku, bet reik biškį pasikasti, ką neprireiktų. Va, prisidėsiu. Lemą dar tas tabulės turiu, reikia kažkur pasidėti. Nu, gal šį reisą suvežiuosiu. Va, tai papasakosiu dar, ką nuveikiau gerą, kol grįžęs buvau. O dabar einu kast smėlę. Žodžiu, biškį pasikasiau, palikau dar kitiems. Kas naujo, atsirado morkai žibintai papildomi atgal, kad pašviestų tamsoj. Taip pat priekį va čia ant laiptelio. Čia tokie nepaprasti, va. Čia mano bičiulis padovanojo man laikiklius šitos švediškus Valentino dienos proga. Va, iš Pavetecho. Tai galim bus, va, ir kitoj pusėje yra. Opa, atsliudu biškį. Va, reiks dar pasireguliuoti biškį. Bet manau bus daug geriau tamsiais parkingais važiuojant. Va. Einam, lauk toliau, kol pakraus. Šiaip aišku reikėjo anksčiau, bet sugalvojau dabar pabandyti išsikišti kartoną už radiatoriaus. Aišku, čia su viena ranka dabar neišeis. Šiaip sunkiai šil variklis, ypač tuščiam lengvai krautam važiuojant, tai galvoju gal ir riebiau kurą padavinėjai tada. Aišku, reikia stebėti, nepamiršti išsimti, jeigu kur į šiltesnės vietas važiuoja ar sunkiau krautis, bet galvoju, pabandysiu užsikišti, gal bus geriau. Nu va, žiūrėkit, kaip čia buvęs, įkišau, kaip tik. Kartono kraunas, kartoną įkišau. Kažkiek čia praeis oro, kažkiek nepraeis, numatysiu. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Reiks tik, aišku, pradžiai stebėti temperatūrą ir pažiūrėti, ar užsidaro. Galim nusipiešti, ką nors čia. Nu tai ką, brangiai, važiuoju jau pasikrovęs, čia jau už Kauno gerokai. Kas nauja, apart lempučių. Popis pasidėjau ten dabar. Tokį laikiklį turiu. Laidai tik nelabai gražiai, kaip ESO įvads elektros. Gal kažkada persidarysiu gražiai. Nesvarbu dabar. Kas dar gero? Tai gero įvyko, nu kaip gero ir negero. Tai iš gerų dalykų tai pasidariau aptarnavimą morkai. Tai pakeitė visus filtrus, tepalus ir taip toliau. Taip pat iš neplanuotų tai abu noksus pasikeičiau, duslės gofrą ir išmetimo kolektorių. Tai išmetimo kolektorius tai gerai buvo pradegęs, kaip sakoma. Gofra irgi jau prapūsta. Nu, gofra anksčiau jau buvo. Čia dėl kolektoriaus daugiau. Dabar labai tikiuosi, kad būtų, kad su tuo kolektorium būtų, galbūt liktais atrodo, kad biškį smagiau važiuoja mašina. Va, tai tikiuosi, kad geriau ir turbina pūs, o su tuo kartu ir kuro soundų sumažės. Va, tiek žinių, norėčiau dar dabar stebi temperatūrą motorą. Labai važiuoju, stebi temperatūrą, taip su pilnai nekrauti esu, čia tik 3 tonas gal kraunu, bet temperatūra tokia biškiai aukštoka, tai reikėtų neviršiai, neperkaist ant ventiliatorius ataušint, bet reiktų biškiai mažesnį persipjauti šito kartoniuką, gal per pusę ar 2/3 kokius, kad biškiai aušintus daugiau. Nes čia dabar nekrauti esu, -7, tai jeigu dar bus šilčiau netyčia, tai galim motorą perkaitinti. Tai čia reikia šitą dalyką atidirbti tiek, kad būtų normaliai.
ar 2 atskirus pasidaryti, per pusę persipjauti ir taip gerai tiko tas kartons, kad kaip atrodo, kad pagamint specialiai. Bet reikia persipjauti dar per pusę. Aš taip galvoju. Tai va, dabar lėkiu į keltą, ant ribos spėju. Tai matysiu, kaip čia su to keltu. Bet ant ribos spėju, atvažiuoju po registracijos pabaigos laiko, tai tikiuosi, kad įleis. Nes atvažiuosiu po 7 kažkiek, o registracija iki 18:30. Bet keltas gal nepiln šiandien bus, tai bus viskas gerai. Čia su tuo kartonu, tai čia toks biški pažaidims, reikia atrasti, kokio dydžio jo reikia. Čia nais, aš taip sakyčiau, kas dideliem, čia vairuotoja turi būti tik tais iniciatyva. Ir jeigu keities mašinom turi arba pasakyti, kitas vairuotojas turi tikrai žinoti, kad nebūtų taip, kad kitam vairuotojui palikai, jisai tą kartoną nežino apie jį ir perkaitin variklį važiuodams, tai arba abu turi žinoti. Arba geriausiai, kad išsiimtų, kai baigi reisą, nes gali būti ne labai gerai, tai čia aš pats galiu eksperimentuoti. Dabar matau, kad per daug biški gal uždengta, nes laisvas važiuoja šiaip normai temperatūra, bet norėčiau, kad būtų biški mažesnė. Nes dabar čia lengvai krauti esu, tai kai stipriau būsi pakrauti, tai tada bus gali būti blogai jau. Va, o taip pat čia pasižaisti gerai čia, nes kai važiavau, čia kai buvo 20 šalčio, tai temperatūra tam tuščiam važiuojant būdavo iš vis ten apie 80 tepalo temperatūra. Ir šiaip nekildavau daugiau 100, kai šalta, kad ir kraut važiuodavai. Tai sunkiau pasiekta temperatūra. Darbinė, tai taip apie 110 yra, dabar 115 kažkur rodo, tai pakyla iki 118 ir tada numet. Turbūt ventiliatorius pasileidžia ir nuvedint, tai reikia biški, reikia per pusę perkirpti jį, perpjauti ir tada bandyti, kaip čia atrodys. Jeigu bus blogai, tai gal iš viso 100 reikia prie -8, gal dabar nereikalingas jis yra, dabar -8, gal iš vis dabar jo nereikia. Tik tai kai 20 šalčia, pažiūrėsiu, paeksperimentuosiu. Dabar tai va, su tuščiais bakais grįžau, su tuščiais išvažiuoju iš Lietuvos, nes šiemet jau kurs gerokai pigesnis yra Švedijai, tai Lietuvoje nebesipilu. Turbūt visas transportas Lietuvoje nebesipils dabar. Jau pernai buvo blogai turbūt šito klausimu. Bet dar būdavo skirtumų kartais dėl degalinių svyravimo. Kartais ten vienur pirmiau atpigdavo arba pabrangdavo. Tai kartais Lietuvoje pigiau būdavo, kartais Švedijai. Dabar jau matau, kad jau vos ne čia koks gal 10 centų skirtumus gausis ant litro. Tai čia yra nemažai. Čia nuo 1000 litrų 100 eurukų, tai nesivaliuoja. Aš tai labai tikiuosi, kad tas garsas, kur buvo, kaip ir sakiau, atsimenat, kur sakiau, ant žemų apsukų, ten daužas labai du būdavo. Tai kad čia bus dėl kolektoriaus. Kažkaip labai, man atrodo, kad turėtų susitvarkyti kažkaip. Aš turėjau įtarimą, bet kažkaip tai visą tą laiką pravažinėjau, gal netaip matęs dar, dabar aiškiau pasimatė ir labai tikiuosi, kad paeis čia viskas. Šiaip remontuks nepigiai, čia apsija man beveik 2000 eurų. Bet ką darysi? Čia su tom stebulėm dar va čia irgi. Žodžiu, biški metų pradžia tokia su išlaidom. Kaip ten sako, norėjau per naujaką viską ir iš karto, nelaukti, bet nesakiau, kad problemų noriu visų iš karto. Ne taip suprato mane. Bet šiaip viskas gerai, viską susitvarkom, dabar gal geriau dar gausis viskas. Labai tikiuosi, reikės dabar noriu pasikrauti sunkesnį krovinį.
kad žinot, ar tas garsas yra ar nėra. Kol kas, man atrodo, šiaip motors nutilo, viskas daug maloniau dirb. Ir lyg ir turbina greičiau užsipuč, tokia smagesnė pasidarė mašina. Lyg ir. Kai pagerėjai, tai sunkiau pastebėti, kai pablogėja, tai greičiau pamatai. Nu ką, brangiai, važiuoju jau čia, gavau bilietą, viską. Tatalanskai visada labai faini. Įleidž vėluojančius. Kem 5 minutės iki išvykimo liko. Stop ženklas, reikia sustoti. Kem 5 minutės liko, tai nedaug. Kitos bendrovės tai nebeduot bilietą bun. Esu ne kartą negavęs. Tatalans ir Stena išsiskir šituo, kad prieš pat išplaukiant dar gali gauti bilietą. Tai yra labai gerai. Aišku, proto ribose, jeigu pilns kels, tai sakys, eik tu po velnių. Tai ir viskas suprantama. O jeigu yra vietos, tai ko nepaimt dar vieną. Nes aš gal rytoj gal keltas pilnesnis bus, tai nebetilpčiau, pavyzdžiui. Ir nuvažiuočiau Ventspilį perplaukti. Va. Tai žodžiu, viskas gerai yra, reiks greitai važinėti. Vienas iš paskutinių būsiu. Tai turbūt neapspėsiu pafilmuoti nieko. Nu va, nesustojęs atvažiuoju, labai gerai, nieko laukti nereikia. Galim važiuoti. Kaži, kur čia mane laipins. Dešiniau ten? Nu va, pasistatysiu ir bus gerai. Nu va, čia taip sustabdė iki galo nedavažiavus, tai už manęs turbūt nieko labai daug ir nebus. Galime eiti vidų. Susirinkau kelnaitės visokias nusipraust. Viską. Ir ką, galima eiti į keltą. Tai nežinau. Nežinau, gausiu porininką, negausiu į keltą. Pažiūrėsim. Nu va, koks čia vaizdelis, va. Markelė ten stovi. Čia įėjims su liftu netgi. Priekabos pririštos. Manęs tai nerišo niekas. Galim laiptais, galim liftu. Aš lipu laiptais. Nes reikia judėti šoferiukam. Nu va, panašu, kad kajutėj viens, nieks dar neužėmęs buvo. Kas čia patogumai. Kažkada vien žiūrovas sakė, kad jeigu kajutėj dviese, tai šik tai nei bendra. Nežinau, gal ir gera tokia nerašyta taisyklė. O čia vietoj langą. Jautresniem žmonėm. Girdėjau čia kai kuriem didelę problemą kajutė be langą. Blogai jaučias tokiam. Aš tai visur gerai jaučiaus. Va, eisiu biškį. Nusipraus gal. Čia jeigu ką laivs yra Huckleberry Fins. Yra dar Tom Sawyeris, Marco Polo. Viską čia antram aukšte pasistatęs. O grinai čia ir stovi Marko. Pajau į priekį. Pakilau. Neaukštai, galim bus palipti į viršų. Pavalgyt nueiti. Gal nesusuks vidurių. Nu ką, atėjau pavalgyt. Nusiresetinės biškį. Čia želė duod. Kepsniukai su troškiniu. Čia daržovės kažkokias. Pavalgysim. Tai skanaus ir veganam linkėjimai tradiciškai. Nu ką, pradedam plaukt pro užšalusias Kuršių marias. Biškį murzint langs. Nieko. Kaži kaip jūra bus. Čia tai vibracijas gerai jaučiasi per laivą.